Martynai, tapote pirmąją komandą įmetusi 100 taškų, iš kur tiek jėgų puolime į serbų krepšį? Nežinau, gerus metimus išmetėm galbūt šiandien ir šiandien nežinau, dar nemačiau statistikos, bet man atrodo tikrai neblogai pataikėm, ypač laisvi. Ir aišku, tas džiugina, nereikia, kaip pasakyti, atsipalaiduoti ir galvoti, kad visas varžybas taip pataikysim, bet manau, šiandien visas 40 minučių gan kontroliavom žaidimo tempą. Sakykime, Lietuvos rinktinės puolimas buvo tiesiog uraganinis. Iš esmės, kokios problemos? Sakyčiau, ne visai matė tą. Aš manau, nors ir praleidom 90 taškų, bet vis tiek mes labai koncentravomės į tą gynybą ir kai ypač susikaupęs gynyboje esi kartais turi tokių lengvesnių taškų, atsiranda puolime ir kaip sakiau, pataikėm šiandien. Tai džiugu, bet kaip, dabar jau reikia pamiršti, laukia sekančius varžybos. Sakykime, vertinant galimybes, kalbant apie ketvirtinį patekimą, šios varžybos buvo vienas svarbiausios. Ar bus nuo šiol, tarkim, galbūt šiek tiek lengviau, žinant, kaip jau keliautis į... Ne, aš nemanau, mes dar į tas statistikas, tos išėjimus dar nežiūrim, mums kiekvienos varžybos yra. Kaip mes žaidžiam, kaip mums būtų mirties ir gyvybės klausimas. Mums reikia kiekvienas varžybas laimėti, kad kuo geresnį poziciją užimti. Ir kaip pasakyti, visos komandos yra labai stiprios. Taip, kad čia laimėjom prieš serbus dabar nereiškia, kad pasimsim ramiai prancūzus ir vokiečius. Dabar jau reikia žaisti, kiekvienas varžybas reikia taip žaisti, kaip šiandien žaidėm. Ar tai, ką mes matėm šiandien, yra tas Lietuvos rinktinės žaidimas, kuris iš tikrųjų yra atspindi visą pajėgumą komandos? Aš tikiuosi ir aš tikrai tikiuosi, kad mes dar galim pridėti. Viskas. Ačiū.